Sveiki, ačiū, kad prisijungėte prie šio projekto. Jūsų įžvalgos, komentarai ir pastebėjimai mums yra ypač vertingi. Jie padės ištaisyti klaidas ir patobulinti sistemą prieš ją pristatant mokiniam. Už jūsų pagalbą suteiksime jums nemokamą prieigą prie mūsų korepetitoriaus visiems metams. Galėsite laisvai naudotis juo savo darbe kasdien. Bandykime prisijungti. Jūs aš išsiunčiau prisijungimo duomenis, elektroninį paštą kaip prisijungimo vardą ir slaptažodį. Paspauskite prisijungiam ir papuolam į mūsų programėlę. Kairėje pusėje matote žodį agent, paspauskime jį. Pasirinkime lietuvių kalbą ir paspauskite matematiką. Mūsų programėlė atsivėrė, į apatinį eilutę mes pateikiam savo užduotis. Aš užduotis paimu iš emokykla.lt, naudoju Lightshot programėlę, darau print screen ir užduotėlę įkeliu į mūsų eilutę. Spaudžiu siųsti ir laukiu korepetitoriaus atsakymą. Po kelių sekundžių jis atsakymą pateikia. Čia matome ir jo išdėliotą sprendimo eigą. Atsakymas, kurį įdėti į mūsų langelį. Ir čia mes galime tokiu būdu toliau spręsti visas užduotis. Korepetitorius taip pat pateikia mini užduotėlės papildomas, jeigu jos yra reikalingos. Mums kas yra labai svarbu, kad jei jūs pastebėsite kokių netikslumų, labai prašau tas užduotis ir jų sprendimus nukopijuoti ir atsiųsti man elektroniniu paštu. Jeigu kiltų klausimų, galite skambinti arba rašyti. Mano pastebėjimas yra toksai, kad korepetitorius sunkiai skaito grafikus. Reikia pateikti mastelį. Todėl savo mokymo instrukcijoje mes tiesiog nurodysime, kad korepetitorius neskaito grafikų. Linkiu jums geros dienos.